Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Girdėjote Viešpaties žodį. Kokią prasmę turėtų sodas, kuriame neauga jokie vaismedžiai? Kokią prasmę turėtų šiltnamis, kuriame niekas nėra pasodinta? Kokią prasmę turi Kristaus bažnyčia, kurioje nėra Kristaus mokinių ir jo sekėjų? Beprasmiška turėti sodą be vaismedžių, šiltnamį be pasodintų daržovių, bažnyčia be Kristaus sekėjų ir jo mokinių. Tai iš mūsų, kurie darbuojamės sode sodindami, šiltnamyje sėdami ir sodindami ir bažnyčioje tarnaudami, kartais galime pradėti galvoti, kad iš tiesų mes viską ir kontroliuojame. Juk ar tikrai turėtumėm tokius didelius ir gražius vaisius, jeigu laiku neapgenėtume, jeigu laiku nenupurkštume vaismedžių. Lygiai taip pat, labai kontrolieriai ir labai savarankiški mes esame šiltnamyje. Ką darytų mūsų pomidorai ir agurkai be mūsų? Juk mes jiems parūpiname ir vandenį, ir uždarome duris, kad išsilaikytų šiluma, ir pradarome, kad atskristų kokią bitelę ir patrėšiame. Lygiai taip pat ir bažnyčioje. Kas būtų bažnyčia be klebono, be kunigų, be zakristijono, be vargonininkės? Kartais mums rūpinantis sodo, šiltnamio ar bažnyčia gali susidaryti įspūdis, kad mes esam patys svarbiausi ir kad mes viską kontroliuojame ir tik nuo mūsų pastangų, didelių ar mažų, viskas priklauso. Ypatingai iš tų 3 pavyzdžių, tai man atrodo šiltnamyje lengviausia pasijusti Dievu. Bet gegužės mėnesį pražysta gražiausi sodų žiedai, ateina stipri didžiulė šalna, juos pakanda ir reikalas pasibaigia. Ne šalna, pragyvenome šalną, jau subrandinome tam tikrus vaisius, dar jie neprispėja, bet didžiulė vėtra, uraganas, viską išlaužo, viską išdaužo ir tų metų derlius nueina šuniui ant uodegos. Aš sakiau, kad lengviausia pasijusti Dievu ir kad Dievas nėra reikalingas šiltnamyje, juk ten mes viską kontroliuojame. Bet iš kažkur atslenka koks kirmeliukas, vabaliukas arba kurklys, krimst ir mūsų pomidorai ir mūsų agurkai ant šono. O dar tas pats vėjas, kurį mes pradarėme, kad įskristų bitelė ir kiti vabalėliai, atneša kokį nors bakteriją. Ir mūsų šiltnamio pastangos ten ir pasibaigia.
O kalbant apie bažnyčią, gali pasakyti geriausią pamokslą, gali suorganizuoti gražiausias apeigas, gali choras nuostabės giesmes giedoti. Taip ir nesužinosi, ar Dievo žodis, ar jo tiesa pasiekė žmonių širdis. Kai jie išeina iš bažnyčios, kokia tiesa vadovausis, kokiais žodžiais, kokia išmintimi. Kur aš lenkiu, broliai seserys, aš lenkiu, kad mes bet kur tik veiktume, susidurėme su tam tikromis ribomis. Norime jas pripažinti ar nenorime, bet mūsų savarankiškumas, mūsų čia mano gyvenimas, čia mano namai, čia mano šeima, čia mano bendruomenė, čia mano laukai, čia mano bažnyčia, čia mano šiltnamis, čia mano sodas, susiduria su neišvengiamomis ribomis. Kurį laiką labai lengva, kad viskas mano ir aš už viską atsakingas, ypač tada, kada sekasi. Kada sekasi, tai atrodo, kad jeigu ne aš, tai čia niekas kitas ir niekaip kitaip. Ir tada sužinome netikėtai vėžio diagnozę. Tada sužinome, kad artėja bankrotas. Tada užeina kokia nors kruša. Tada Londone eini per tiltą ir į tave įvažiuoja autobusas, iššokę žmonės pradeda pjaustyti, badyti. Nueini į koncertą, o ten sprogsta bomba. Ir taip supranti, kad išėjęs į parduotuvę, gali iš jos ir negrįžti. Ir tavo viso gyvenimo kontrolė ir buvimas savo gyvenimo Dievu ir viešpačiu pasibaigia. Mes neišvengiamai visuose savo net pačiuose geriausiuose pastangose susiduriam su ribomis. Ir tada ką mes darome? Susigužėme, įlendame į kampą ir pradedame pykti ir svaidyti keiksmus ir prakeiksmus visam ir visiems pasaulyje. Ar pagaliau prisipažįstame, kad nepaisant mūsų didžiausių, geriausių, nuoširdžiausių pastangų, už ribų yra dar kažkas, kas iš tiesų viską kontroliuoja ir prižiūri. Tai mes vadiname Dievu, tai mes vadiname Dievo apvaizdą, tai mes vadiname Dievo dvasia. Ir šiandien sekminėse, kada kalbame apie tą nematomą jėgą, Dievo dvasios jėgą, kuri duoda augimą, kuri teikia gyvybę, kuri padeda mums įveikti bet kokias mūsų pastangų ribas apie šventąją dvasią, gaudame pamoką nuolankumo ir išlaisvinimo. Nuolankumo, kada suvokime, kad tikrai ne viskas nuo mūsų priklauso. Labai daug. Ir tai nereiškia, kad nereikia stengtis. Labai daug ir tai nereiškia, kad galima kažko nedaryti. Bet ne viskas mūsų sukontroliuojama. Ir ne viskas yra tik mūsų pastangų vaisius. Anksčiau ir vėliau reikia pripažinti ribas ir leisti veikti tam, kuris yra už tų ribų ir jas pranoksta. Tai gali būti mus pažeminanti, mus gluminanti patirtis. Mes nelabai mėgstame, kai mums kas nors pasako arba parodo, kad mes ne viską galime ir ne viską sprendžiame. Bet lygiai taip pat ta patirtis gali būti didžiai išlaisvinanti, kada tu pagaliau supranti, kad ne viskas nuo tavęs priklauso ir kad yra protas, yra širdis, kuri geriau ir labiau žino, kas tave ir mus padarytų laimingais. Reikia tik tai vietoj lindimo į kampą, keikimo ir skundimosi, reikia atverti savo protus ir širdis tam kitam už mūsų ribų, Dievo dvasiai, ir žengti tikėjimo ir pasitikėjimo žingsnį. Pradžioje gal netokie didelė išraiškinga, gal tokie nematoma paima į priekį. Bet žengti reikia.
kad patirtume, kas yra Dievo dvasia, kuri visą palaika, visą veda, viskam. Mūsų sodui, mūsų šiltnamiui, mūsų bažnyčiai, mūsų šeimoms, mūsų bendruomenėms, mūsų gyvenimui duoda ir užtikrina augimą.